Nu ką, pradedam naują rytą. Pirmadienis. Iš tikrųjų, iki 4 ryto montavau vakar video. Tai atsikėliau 6, paskui 7, nuo 8 pasėmiau kompą dirbti, žodžiu, nulaukia sunkiai dienelė. Bet ką padarysim, pažiūrėsim, ką lenkai duos pusryčių. Ir tada dar turiu iš tikrųjų ten kelių automobilių išspręsti klausimą prie kompo. Ir važiuosiu. Nu tai gal aš važiuosiu biškį vėliau. Tai dobra. Bet esu netoli sienos su Slovakija, su Slovenija, nebežinau iš tikrųjų. Biškį dar neveikia galvelė, einu apžiūrėti, ką valgyti duoda ir taip atsigaus galvelė. O čia gal nėra taip blogai, kaip pagalvoju. Jeigu čia viskas, tai gal yra blogai tada. Kukliai 0,5 galiu pasakyti. Nu ką, kraunas daiktus, kraunas maistą, einu valgyti. Bandau visko, ko turi daržovę, prisidėjau, kiaušų, mėsos, duonos, žalios arbatos, citrinos, žodžiu, kad kuo daugiau tu sinergijas prisirinkti visą dieną, kol nemokamai gali prisivalgyti, ne? Ir žodžiu, dar vakar užsisakiau valgyti, iš tikrųjų 10 val. Vakar atvežė Voltas, 16 eurų išleidau, nes iki 4 ryto dirbau, tai dirbau, video montavau. Nu, iš tikrųjų irgi darbas. Žodžiu, pradedu valgyti ir keliamės į kelionę greičiau. Pagaliau baigiau savo visus reikalus 12 val. Žiauriai vėlai išvažiuoju, nu, bet man svarbiausia, kad Lenkija yra pervažyta, toliau reikia daugiau mėgautis negu keliauti. Jeigu sugalvosite apsistoti ant viešbutį, nesapsistokit. Šiaip šūdas ir pusryčiai šūdas ir viskas šūdas. Aš nesuprantu, už ką tokius pinigus. Aš iš tikrųjų Lenkijoje dažnai būna miegu kokiam viešbutį. Nu, tai už 30-40 eurų taip gaunu pasakiškai, kad net visiems žinutės netrašau. Jėzau, kaip čia gerai už tokius pinigus. Tai čia už 80 net grūzas. Tai va, žodžiu, ką šiandien apsirengiau biškį šilčiau, nes kuo toliau važiuoju, to biškiuką oras šiltėja. Nu, šilčiau apsirengiau, tai reiškia ploniau, nes oras šiltesnis. Žodžiu, ir iššokau sandaliukus, kad jau nebekaitintų kojų su kėdais. Ir žiūrim, nu, pradedam dieną. Į degalinę. Važiuojam. Ką, pirmas sustojimas iš karto degaliniai. O, kad orelio nuėjo. Čia gal, kad ant dugnais važinėjau. Šaunam pilną bakiuką ir pilną kanistriuką. Kol bėga kuras, galim pavalyti langą. Ir 60 litriukų į baką ir 5 litriukai į bakiuką. Nu ir dabar reikia užsukti jau šį kartą gal normaliai. Ką žinau. Gerai bus. Čia gerai, kad taip gerai stovi, nesivartovat. Ką prisipiliau kuro? 91,77 euriukai. O dabar, žodžiu, noriu kažkur prisiparkuoti, nes jumis biški maloniai gal nustebinsiu, gal nemaloniai, bet aš maršrutą buvau susidėliojęs iki Krokuvos, kaip atvažiuosiu ir toliau visiškai nieko nedėliojau. Tai žodžiu, nu, su ChatGPT pabendrauti, kokį čia maršrutą šiandieną susidėlioti. Tiesa, vakar neįvedžiau, tai nuvažiavau 885 km per pirmą dieną čia nuo Vilniaus. Taip, tai dabar restartuoju. Opa, nuliukai. Ir važiuojam toliau. Dabar įsivedžiau aviacijos muziejus kažkoks yra geras, nors mačiau, kad nedirba, bet vėlia kiek lėktuvų ten ant lauko stovi. Tai gal kažką netyčia biškį pamatysiu. Nu va, muziejukas. Nurašo internete, kad nedirba, bet nueinam, pažiūrėsim. Kažkokių mašinų yra. Gal netyčia pavyks ir dvirkų yra. Nes čia matau visai gerai atrodo. Pažiūrėkit, ir čia kokie lėktuvėliai stovi. Geras, ten kieme matas. Nu, tiesos momentas. Gera pradžia. Nu ir apsauga iškart mane išvarė.
Gera dienos pradžia. Bet turime planą B. Jeigu čia neblokuoja signalo, tai šiaip čia oro uostas, kaip suprantu, prie pat, kažkoks pakilimo takas yra. Teoriškai, man atrodo, negalima tokių filmuoti. Bet taigi aš esu durnas turistas, ką aš suprantu. Čia yra viena įspūdingiausių Krokuvos vietų, tai yra Lenkijos aviacijos muziejus. Ir čia yra eksponuojama daugiau nei 200 lėktuvų. Tai nuo pirmo pasaulinio karo iki pat sovietinių naikintuvų ir nesraigtasparnių, žodžiu, galima pamatyti visą tą tokią technologinę pažangą, visą tą tokią inžinerinę raidą. Aišku, negalim viską pamatyti, nes uždarytas tas muziejus, bet kiek iš lauko galime pamatyti, tiek ir pažiūrėsime. Žodžiu, neleidžia čia to drono kelt, blokuotą signalą. Bandžiau ten kažkaip atjungti, bet toks aš ir specialistas, kad atjungtą signalą biškiu, kad dėl to tik parodžiau taip ir tiek. Ką, aš važinėjom iš Krokuvos, biški pakeičiau kameros poziciją vakar video pažiūrėjęs, mikrofono pakeičiau poziciją, kad į diržą nebesitrintų. Tai po biškiuką ir tobulėjame. Šiandieną rodo, kad per tiek valandų jau nenuvažiuosim tiek atstumą. Tai turbūt, kad nebus toks dėkingas kelias. Dar buvo, ką tenai toje Krokuvoj pažiūrėti, bet iš tiesų tai norėjau kuo greičiau durti čia iš tas Lenkijos. Reikia važiuot. Ir kuo greičiau išvažiuoti. Jau manau, kai būsiu kitoj valstybei, kad jau po biškiuką mažinsiu tą kilometražą dienos. Natūraliai atstumas jaučiu mažės dėl kelio pačio, bet ir pats norėsiu gal jau tada daugiau kažką patyrinėti, pažiūrėti, kažkokį objekčiuką aplankyti. Kaip galime matyti, ABS klaida yra įsijungusi. Gavau visokių komentarų, kad greičiausiai dėl stabdžių pedalo, prie stabdžių pedalo esančios varlytės stabdžių. Nes būtent kai stabdžiau ir buvo, taip kad stabdžiau ir įmušo klaidą. Bet galiu pasakyti, kad biškį stabdžiai muša. Galiu pasakyti, kad tik tai lengviau burnautą padaryti, jeigu neveikia ABS ir antiprasleidimas. Tai čia tik tai ženklai, žodžiu, iš viršaus siunčiami man, kad reikia padaryti burnautėlį. O čia norėčiau jau užvažiuoti, uždarytą vartai. Ir kainų nėra ant mašinų, tai neįdomu. Čia pėstiesiems tai 50, tai neįsigąskit labai, kad nelakstytų čia greičiau jie. Mašinas taigi važiuoja biškių dulkių. Gerai, kad mašina kibiros spalvos. Nesimato, tų dulkių visą laiką atrodo kaip nupoliruota. Su kainom buvo blemba, dabar gerai, reikia šokti pirmą juostą. Pamatysim kažkur gal tokią dar aikštutę. Reikia sustot. Jeigu kažkas labai super geras pasiūlymas būtų, tai ką čia, duodu rankpinigius, tralą užsakau ir viskas. Davai. Paveizėkim. Ką, biški kaktą gal nuspausta. Šitą dirželį būna užsidedu ant galvos. Ir kamerai nosi taip įsirėmė, ką filmuot. Bet prie ko čia ta nosis, vygantai, kaip mašinos aplinkui. Koks yra zloto kursas, toj pažiūrim. Taip, 0,24, tai žodžiu, iš 4 reikia padalinti. Ką čia tokia labiau mums primtino? Čia žogas per geras tas mašinas. Žie! Kiek čia ta kaina gavo? Tu durnas už tokius pinigus. 1,6 benzas, žiūrėk, 7,000 rida. Apie ką mes kalbam? 5 štukos eurų. Nežinau, iš kur būtų nukritus, kad Audi nusipirkt bulką už 5 štukas eurų. Toj. Įmetu close friendam. Jau veikia Contribui, yra atsiradusių
close friendų pas mane, jiems dabar įkelsiu turinio. Kai jau dėla, žiūrim toliau, ką turim turgui. Jeigu Audi tokią radom, gal rasim į ką nors. O, jas. O. Nu va. Žibintukai neblogi. Nėra paketo. Spalva tokia Lietuvoje neparsiduoda. Aš nesuprantu kažko, turbūt apie tas... Ai, čia 19 metai. Galvoju, iš kur čia tokie pinigai. Ir šiaip, tipo, geškės kaina. Aišku, čia su 12 mėnesių garantija su PVM-u. Nu tai jeigu eksportui pirki, dar kažkas nusiima. Žinot, ką padarom? Gyvuliai yra paslėpę VIN kodą. Aš norėčiau rasti kažkokį automobiliuką, kurie to VIN kodo nebūtų paslėpę. Einam, pažiūrėsim, kiek Iksiūnė kainuoja. Gal Iksiūnės VIN kodą bus nepaslėpę. Nu, žiūrėkit. Suril užkišę kažką. 184 tūkstančiai turbūt rida. Tokia kaip ir normali rinkos kaina 20 metų mašinai. Jeigu viską teisingai galvoju sudalinu. O, čia matau jau pagal mano biudžetą atsirado automobilių. Net kainos nėra, va ant tiek mano biudžetas geras. Opa, yra ir VIN kodas. Šiaip, nuo manęs patarimas toksai, kaip nuo žmogaus, kuris mano apie automobilius, tai nepirkit Land Roverį. Ypatingai dėvėtų naują tenai, kol garantija yra. Dar gal, sakykime, jeigu labai jums patinka. Bet šiaip dažniausiai Land Roverių savininkai nėra labai laimingi. Taip su pauzėm kalbėjau biškį erzinančiai dėl to, kad įvedinėjau automobilio VIN kodą. Tuoj pažiūrėsime, ką parodys apie šitą Discovery ir galėsime vyniuoti meškeres ir važiuoti toliau. Žmonės apžiūrinėja su pirštais, spindulių žiūri, o aš žiūriu Car Vertical. Opa, buvo žala. Na, žiūrim. Rida 25 metais 170 tūkstančių kilometrų, o žala Lenkijoje iki 1500, 23 iki 5000, 23 6 mėnesį iki 10 tūkstančių, 25 dabar, čia žiūrėkit, ką tik dar buvo žalelės. Dešinė pusė galas, tai ten ta pusė, ne tą žiūrėjot, o čia į galą 10 štukų buvo. Konstrukcinės kėbulo dalis buvo pažeistas. Nu va. Kartais nereikia net važiuoti ir tais pirščiukai šiupinėti, skelbime VIN kodžiuką, cakt. Car Vertical nuolaidos kodas Mersas, 20% nuolaida ir sužinai istoriją. Žodžiu, gerai viskas užtenka, važiuojame toliau. Down at the diner, fourth booth to the right. It's where the morning sun spills gentle light. The coffee is hot and the folks settle in, sharing stories about the places they've been. Ei, autopilotas nenori veikti, kai ABS-as užsidegęs. Eik tu savo. Kai blogai. Iš tikrųjų tai gaila, kai tiek kilometrų reikės važiuoti, kad yra prašiktas autopilotas. Gruzijoje yra planas važiuoti į autoservizą, keisiu tepaliukus. Iš tikrųjų, tai kaip ir nebūtina būtinybė šitiek kilometrų nuvažiavus keisti. Bet kadangi turiu, kaip sakant, tai pasiėmęs atsargai, o čia nei degina, nei dar kažką, tai tenai Gruzijai pasikeisti galima. Nes yra sąlygos, yra mano draugas tenai gyvena, jo pusbrolis turi autoservizą. Tai pas jį tenai ir pasiremontuočiau ir iš tikrųjų reikėtų gal paprašyti užsisakytą stabdžių pedalo varlytę, kad susitvarkytų ABS-ą. Na, žodžiu, būsiu kai vietoje, tenai galėsime paeksperimentuoti. Čia dar ilgas kelias. Pirma reikia nuvažiuoti iki tenai. Ten matau ant kalnų viršūnių sniegą. Ai, tas savo kaip gražu.
kaip supratau, tunelį vidutinį greitį matavo. Na gal čia nieko nebūsiu, aš privažiavęs stipriai. Biškai virš 10, sakykime, visai viršiau, bet čia gal paklaidėlė kokia yra ir viskas bus gerai. Dar viena valstybėlė Lenkija yra pravažiuota. Lenkų kelias, žiūrėkit, pukšt ir pasikeičia iš karto. Iš tikrųjų, pirmą kartą esu šitoje šalyje. Dar vieną autoaikštelę būtų įdomu pamatyti. Čia per kelius kilometrus pavažiavus skirias kaina ar nesiskiria. Šiaip neturėtų kai taip parti. O šalis vis tiek abidvi Europos Sąjungos. Tai važiuorim, kuras įdomu. Taip, kuras. Panašiai kaip pas mūsų. Benzinas euras 50. Galvoju, Lenkijai irgi tiek maždaug mokėjau. Šiek gal pigiau. Bet panašiai žodžiu. Aš dabar žiūriu per navigaciją, kad čia kažkoks vandens telkinys, kažkas čia yra. Šiaip įdomiai atrodo. Aha, ir vanduo toks kalnų spalvos. Davai reikia sustoti. Opa. Einam, pažiūrėsim. Pirmą eilę, aišku, Mersas. Kažkodėl man buvo pasirodęs toks žydras vanduo, bet matau, kad pasirodęs. Net atrodo nusekęs, atrodo, kad aukščiau vanduo būdavo. Net matas iš tikrųjų kaip seklu. Navigacija nori, kad važiuočiau. Erzinas. Iš tikrųjų, tai žiūrėkit, laivas čia. Normaliai. Žodžiu, iš tikrųjų, nustovinioju šiandien nemažai, bet tai ką, turistauju. Ir filmuoju, ir turistauju. Tai nieko gal blogo. Žodžiu, užtenka blaškytis iš tikrųjų, nes plebo 4:30. Reikia važiuoti, noriu tokią vieną pilį dar pamatyti ir tada šauti jau kažkur jau link nakvynės vietos kažkokios įsikurti. Žodžiu, stengsiuos kiekvieną balą pamatęs nestoti jau dabar, o jau reikia biškį parinktų kilometrų, nes šiandieną nuvažiavau 127, o jau 4:30. Nu, varlinėjau.
Tai stepteliu prie Oravo pilies, tikrai viena įspūdingiausių pilių visam regione. Ji čia stovi nuo 13 amžiaus, pastatyta ant uolos virš Oravo upės. Ir kai jie žiūri, matėsi per onboardą, kad važinėjau, atrodo, kad jinai iškyla iš kalno tiesiog. Ir čia yra buvęs filmuotas vienas pirmųjų vampyrų filmų 1922 metais. Nosferatu filmas yra nufilmuotas būtent šitoje pilyje. Tai va, kaip netikėtai pasisuko kelionę į Aziją, atvedė į tokius kadrus, bet, verta, kiekvienas tas kadras vertas tikrai sustojimo. Žodžiu, įsivedžiau dabar kitą lokaciją, 80 km liko ir tenai turbūt ir stosiu, iš tikrųjų nemažą nuovargį jaučiu, nes tikrai mažai miegojau. Tai 105 kg nuvažiuota šiandien, dar 8 bus, tai tipo nedaug, bet svarbu kažkiek į priekį, po biškiuką judam ir tiek. Tai žodžiu, pradedu važiuoti, ataušo biškelį mašininukė, ataušo stabdžiai ir galime pradėti toliau važiuoti. Tokią problemėlę pastebėjau, man atrodo pas mane stabdžiai užsikirti, nes tai parodysiu, gal kokią nuokalnę vėl bus. Kaip pavyzdys, neutralą dabar jungiau, žiūrėkit. Nuokalniai rėdu. O greitis krenta. Not good. Nauji stabdžiai, sakėm prieš kelionę. Baigtis. Tikiuosi, kad gal viskas bus gerai. Rankinė paleidęsios. Šiai važiuoju labai gražiom vietom. Man liko 33 km iki mano tikslo. Tai, tai tikrai kada važiuosiu. Paskui bus matyti. Šiaip nesmirda, nerūksta. Tai gal čia viskas gerai. Iš tikrųjų reikia gal neprisigalvoti nesąmonę, ir tiesiog važiuoti ir viskas. Jau kai bus blogai, tai pats išlys, kaip sakant. Visą laiką visi gedimai patys išlenda, nereikia jų ieškoti. Kelią į viršų. Čia tokie funikulieriai, kaip čia vadinasi, čia kažkoks slidinėjimo kurortas turbūt. – 900 metrų virš jūros lygio. Dar kylam. O, gelikas. Pastatytas. Pastebėjau vieną tokį dalyką, kad kai gyveni kalnuose, automobilio garso izoliacija yra geresnė, nes per kalnus pralėki, ausis užkrenta, triukšmas iškart sumažėja. Atvažiavau kažkokį miestelį, neprisimenu pavadinimo, bet kai sustosiu, pažiūrėsiu ir pakomentuosiu. Varom link centriuko kažkur.
C modelis. Įsikrovė, žodžiu, tas neįsikrovė, o prifilmavau pilną atminties kortelę. Nu tai šiandieną bus daug onboardų po šiandienos. Bet labai gražių daug vaizdų buvo, tai ir filmavau. Nu, muziejus, į kurį atvykau, aišku, nedirbau jau vėlų, bet šiaip gražiai labai viskas atrodo. Reikia bandyti susirasti nakvynę, įsikurti, eiti kur nors pavalgyti, gal dar kažką nufilmuosiu ir sėsti montuoti. Nu, aš susibukinau čia nakvynę. Atrodo viskas šustrai. Šviečia gabaritas. Posūkį palikau kažkokį. Ir ne. Tai žodžiu, nu, bet čia niekas nedirba. Aš žiūrėjau, kad yra geri atsiliepimai apie pusryčius, kad parkingas yra uždaras. Bet čia niekas nedirba. 19:73. Žodžiu, ieškau toliau. Dabar pasižiūrėjau, kad man prisiuntė visokių PIN kodų. Nu jo, tai gal ir veikia. Ir durų PIN kodą, mano kambario pavadinimas Reis. Nu tai gal ir pataikiau. Svarbu geras Wi-Fi būtų, kad galėčiau jums video padaryti, sumontuoti ir įkelt. Oi, koks jis skuteris. Nu geras, o šiaip tai visai patinka. 4-5-2-1. Jo. Nu visai nice. Nuvarysim iki miesto pasivalgyti. Einam žiūrėti. Kaip čia kas. Duslė. O, ir BMW'as stovi gale. Geras. Dizainas tai bombinis, ką? Cigarai. Ar čia vieta rūkyti cigarams? Čia cigar house. Žiauriai, ką kietai. Ne? Konjakėlis. 8-9 eurai lygiai. Tai galime paskaičiuoti jau. Jau girdžiu signalkę kokią. Aha, man reikia Reis. Va, mano kambarys. Reis. Bandom. Nu, nice. Eik, tu kai kietai. Smakt. Žiauriai fainai. Man tai patinka. Nežinau, kaip
mergaitėm patiktų. Red Bullio šaldytuvukas toks fainas. Va, yra ir nuotaikai pasigerinti visko. Po 7 euriukus, nebrangiai. Gerai, o jeigu čia tai padarysiu. Ok. Ir čia tol tai daryti. Susirinksiu daiktus. Ir įsikursiu. Va, šviesytė. O kur čia šviesytė? Ai, va. Čia skarda. Na, viską reikia pačiupinėti būtinai. Pabandyti. Tik tas signalka dabar ten kaukia. Tik jos ne dėl manęs. Nu, bet jeigu ką, tai nieko nepaimti. Kai mano brolis pasakytų, kad ir koks pavargęs gyvenime būtum, padarai 15 minučių powernapą, rengęs ir varai į miestą. Tai žodžiu, apsirengiau ir šaunu miestan. Reikia iš tikrųjų pavalgyti. Su vandeniu biškį bandžiau prasilyginti savo makstinuką, bet iššokau į džinsukus, į kėdukus, varau iki pubo, nes noriu pavalgyti. Kai į miestą važiuoju, tai žiūriu ir Mersas net klaidų neberodo. Jau pasitempęs irgi pasipuošęs. Nu, gerai. Nu ką, pagaliau iki kažkokio baro dajau. Vakarienė 20 euriukų, čia tokia arbata pas jų yra. Labai įdomus baras. Putojanti, nealkoholinė, jeigu ką. Žodžiu, matau, kad ne pirmą kartą montuosiu video vėl naktį. Skanus, kas valgo. Tai, kad užbaigti dieną, šiandieną 243,6 km. Ačiū, kad žiūrėjot, paspauskit like, subscribe, pakomentuokit video ir rytoj dieną pradėsime nuo šito miestelio ir važiuosime toliau.